Pasaka apie snaiges ir vėją. Šaltą, bet labai ramų žiemos vakarą, kai visi žmonės namuose jau ruošėsi jaukiai įsisukti į miego patalus, iš dangaus tyliai, tyliai krito mažos snaigės. Jos buvo labai gražios, spindėjo lyg maži krištoliniai brangakmeniai. Tačiau kuo tolygiau ir ritmingiau jos krito, tuo labiau nuobodžiavo. Mes švelniai krentame iš dangaus, bet niekas to net nepastebi, nei praeiviai, nei namuose vakarojantys žmonės. Net paukščiai ir tie nepakelia snapelio į viršų susidomėję, tarė viena snaigė. Man irgi dėl to kiek apmaudu. Iš tikrųjų, net pačiai nuobodoka, atsakė kita. Norėčiau, kad galėtume ką nors ypatingo nuveikti. Tuomet netoliese esanti snaigė, kuri buvo smalsiausia iš visų, sušuko. O kas jeigu mes pradėtume šokti? Visos net blykstelėjo iš nuostabos. Šokti? Toks dalykas dar nei vienai nebuvo šovęs į galvą. Bet kuo daugiau jos apie tai galvojo, tuo labiau joms patiko ši mintis. Šokti būtų nuostabu, pritarė kita snaigė. Bet kaip mes to išmoksime? Mūsų juk niekas niekada nemokė. Taip snaigės pradėjo svajoti apie šokį. Bet niekaip nesugalvojo ko griebtis, kad sužinotų, kaipgi to išmokti. Jų pokalbį nugirdo vėjas, kuris taip pat, kaip ir žmonės, jau buvo besirengiantis įsitaisyti medžių šakose ir snausti iki ryto. Na, ar bent jau iki paryčių. Vėjas buvo linksmų plaučių, tad supratęs, jog atsirado puiki proga kažkam pagelbėti, nutarė nedelsiant išmokyti snaigutes suktis. Vėjas švilpė, pūtė snaiges taip, kad jos ėmė padūkusiai suktis. Ei, vėjau, sušuko viena snaigė, kai suvokė, kas vyksta. Tu puikus mokytojas. Sukursime tokį reginį, kurio šią žiemą dar nebuvo niekam tekę išvysti. Nuo tos akimirkos snaigės tapo vėjo mokinėmis. Baigusios gūsingus sukinius, jos kiek pailsėjo ir tuomet ėmė mokytis ne šiaip suktis, tačiau šokti. Ir ne bet kaip šokti, bet valso ritmu. Pirmiausia, jos aišku mokėsi paprastų sukinukų. Vėjas pūtė švelniai, vedė jas per orą, kol šios ėmė suprasti, kaip valdyti savo mažus lengvus kūnelius. Kiekvienas sukinys tapo vis elegantiškesnis. Jums puikiai sekasi, pagyrė vėjas. Dabar bandykime kartu. Snaigė suformavo ratą ir klausydamos vėjo nurodymų pradėjo šokti valsą. Jos suko ratus danguje, sukosi poromis. O tada įvyko ilgai lauktas momentas. Kiekvieno namo languose ėmė atsirasti veidai. Iš pradžių smalsuoliai vaikai grožėjosi plačiai besišypsodami, o netrukus prisijungė ir suaugusieji. Nežinia, ką jie mąstė, bet aišku buvo viena. Jų akyse spindėjo didžiulis susižavėjimas. Praeiviai lauke kėlė galvas į viršų, žvelgė aukštyn ir sulaikę kvapą stabteldavo pasižiūrėti ilgėliau. Jie nei nesuprato, kad snaigės šoka savo patį pirmąjį valsą, o štai snaigėms tai buvo tikriausias svajonės išsipildymas. Nuo to vakaro kiekvieną žiemą vėjas ir snaigės surengdavo savo ypatingą šokių vakarą. Valsas tapo jų pačiu mėgstamiausiu šokiu, o žmonės džiaugiasi matydami tokį grožį.
Snaigės pagaliau surado prasmę savo kelionėje. Jos ne tik krenta, bet ir be galo puošia pasaulį. O vėjas, nors ir žvarbokas žiemą, tapo pačiu geriausiu mokytoju ir pačiu geriausiu draugu. Ir jei kada nors pastebėsi, kaip snaigės sukasi ore, tai žinok, jos šoka savo gražiausią valsą.